Nesiaukit, jie... O jaudinotės? Veidelė tai obuolėlė. O tie obuolėliai, gerai, nei pudros nereikta, nei dažų, nei pudros. O biskį iš arčiau, jeigu dar šiek tiek pagautum taip medžių tam fone, žinai, va šitaip, čia tos tik tai biusto. Ateik. Šitai biskį iš arčiau. Ateik, dabar jau vestuvių progą nupakysit. Kokių vestuvių? Šiandien mudėjų vestuvių. Pirmą naktį! Piršlioj, kad piršlioj nėra. Biskį duokit. Tai dabar ką siūliuką ištraukti tokį, žinai, nuo skalbimų. Aš anąkart varijau, tai žinok, jau čia yra ištrūkusi, tai atdžiau. Na, o kodėl šitas kalnas buvo pavadintas Kartuvių kalnu, tai tikslių žinių nėra. Taip buvo sakyta, kad ponai baudė baudžiauninkus mirtimi. Tai čia yra didelis klaustukas, iš tikrųjų sakoma, kad nebuvo baudžiama baudžiauninkų mirtimi ir tuo labiau Kartuvių. Na, nebent ten kas nors jau ten visai jau kokį nusikaltimą būtų padarę. Bet kad šito kalno papėdėje buvo vykdomos baudžiauninko bausmės, tai yra žmonių atsiminimuose užfiksuota. Ir plakimas būdavo labai jau įspūdingai atliekamas. Žmogus būdavo paguldomas į tokį išskaptuotą arba sukaltą medinį lovį, kad jis nepasijudintų, na ir jam ten įkrečia kiek priklauso. Nei tu ten pabėgsi, nei pasisuksi.
Va, na, aišku, gal ten kas nors su kuo nors susitardavo, kad minkštesni tie kirčiai būdavo, nežinau, bet sako, kad ponai tas egzekucijas stebėdavo būtent nuo šito kalno ten šlaito. Va, ir šito kalno šlaite auga juodosios pušys, jeigu čia yra biologų, botanikų arba šiaip besidominčių, tai galės pamatyti, kuo skiriasi, jeigu nematė natūroje. Juodoji pušis nuo paprastosios lietuviškos pušies. Ten josios gražiai seseruojasi. Taigi, žengiam tolyn. Nu, nekomentuokite dabar. Tai neapsireiškimas ar stebuklinga kelionė laiko mašina. Šitaip prasideda teatralizuota ekskursija po dvaro parką, kurią nuo 2005 metų Gelgaudiškiečių mėgstamiausia vieta ir parko pasididžiavimas – Velnio kalnas. Gal tie bešokantys ir besilinksminantys ponai baudžiauninkams į velnius panašus atrodė? Einam. Einam! Pasišvytuodami būriu. Sveiki gyvi! Kur pareini? Kokios dar ekskursijos vyksta? Teatralizuos. Kokia dar vyksta? Žarnos palaidos. Ir vėl. Nematysiu. Sveiki gyvi! Iš kur grįžta tokį patenkinimą? Čia ekskursijos. Kokios ekskursijos? Miške? Teatralizuotos ekskursijos. Tai kurią pusę reikia mumiai? Kur buvo? Pažintiniam tokie. Informacija. Ir ką ten matyt? Žvaigždė. Žvaigždė. Ne, jau negerai. Ne. Sveiki gyvi, iš kur grįžta? Grįžtame iš ekskursijos. Kokios ekskursijos? Teatralizuotos. Miške? O kur buvo? Pažintinė tokie. Nežinojau, kad ten galima pažiūrėti. Gal grįžtam dar kartą? Grįžta. Grįžtam. Tai gal grįžtam? Grįžtam. Kviečiam ir jūs atvykti į šią ekskursiją. Arba paprasčiau. Vesk.